Labas, brangiai. Šiandien noriu pakalbėti apie įdomų projektą, kurį vystau. Sveikam kūnui.lt. Atkreipė dėmesį, kad nemažai dalinuosi informaciją ir kaip gimė šitas mintis, kodėl pradėjau to užsiimti vienu gyvenimo etapu. Pernai metais pas mane be galo sunkus. Bankrutavęs, dar ne bankrutavęs, bet žlugęs verslas, daug visokių niuansų atsitikę ir toks, kur, sakyčiau, sveikas kūnas tapo atitinkamų krizių valdymo įrankiu. Kadangi žinau, kaip aš reaguoju tam tikrą streso lygį, kadangi žinau, kaip mano organizmas į tai reaguoja, tai puikiai reikėjo tvarkytis man su sveikatos problemomis, nes iš viso streso, iš viso įvykių per organizmą labai stipriai jaučiasi. Jeigu pradedu stresuoti, nervintis, pas mane auga svoris, kosmiškai auga svoris. Tai reikia prisižiūrėti maistą, cukrų, tai alkoholį ir visa kita. Tai žinodamas, kad eisiu per visą šitą procesą, reikės daug dėmesio skirti sau. Turbūt pirmas dalykas, jeigu norint tvarkyti kažką, reikia pradėti nuo savęs. Tad pradėjau eiti to sveikatingumo keliu. Tai pradėjau daugiau domėtis apie maisto papildus, pradėjau daugiau domėtis apie įvairius sveikatingumo, fizinio aktyvumo. Fizinės aktyvumas pas mane visą laiką buvo, kurį laiką tik buvau apleidęs, kas mane seka iš seniau. Tai taip, kas liečia jo fizinis aktyvumas, maisto papildai ir tikrai labai daug tą temą domėjaus. Ir sakau, visame tame žinios kažkur turi būti panaudotos ir kodėlgi nesukūrus tam skirtą projektą sveikam kūnui.lt, kuriame galima dalintis informaciją, dalintis produktais, dalintis patarimais ir aplamai apie visą. Tai ten, kas atradau įdomaus, kas naujo, kas man padėjo, kas nepadėjo, tai ten daug tokių dalykų, po to į tai bandoma paversti ir kažkokiu tai pragyvenimo šaltiniu. Projektas negeneruoja labai daug pajamų, maždaug dabar kas apie 1,5–1,5 eurų apyvartą per mėnesį. Kad save išsilaikytų ir būtų galima judėti, tai jisai turi generuoti mažiausia 7–8 tūkstančius. Tai bent jau, kad atlyginimą būtų sumokėti. Nes iš esmės, kad su produktais antkanys, kurį tu gauni iš tiekėjų, šiaip tai maždaug yra 25–30%. Tai norint uždirbti 300 eurų, tu turi už 1000 eurų parduoti. Tai toks iššūkių reikalaujantis projektas, bet aš tikiu, kad ten jisai gali užaugti, nes asortimentas tikrai nemažas. Didžiąją dalį stengiuosi turėti sandėly, kad būtų galima greitai siųsti. Kitą kartą taip nepavyksta, mokomasi iš klaidų ir panašiai. Tai grįžtu žinai prie savęs. Tai krizės valdymai, sveikas kūnas ir kaip visame tame nepalūžti ir nepasiduoti ir judėti į priekį. Tai ko nepadariau, vis dar nedarau sportas. Ne taip aktyviai sportuoju, kaip reikėtų. Tačiau ką galvoju ir darysiu, tai pavasarį tai bus pusė maratono bėgimas. Tai ten tikrai noriu sudalyvauti, tam pasiruošti. Tai toks vidinis jau iššūkis. Ir tai visų pirma, kas grįžtų vėl į sveikatingumą, sportuoti nesportuoju, tiek kiek reikėtų. Tas dalykas visiškai buvo tarpas, gal pusę metų jokio cukraus atsisakiau, praktiškai jokio alkoholio. Kartais būna, kad prie kompanijos, bet tos kompanijų irgi nedaug tie likę. Tai čia praktiškai jokio alkoholio, praktiškai jokio cukraus. Dabar su cukrum karts nuo karto saldainį jau suvalgau dar, bet tai buvo taip, pusę metų visiškai jokio cukraus, alkoholio ir darbas čia
su savim, kad nepalūžti visame tame. Tad todėl ir yra skilti sveikam kūne psichologinę sveikatą, reikėtų ją truputėlį aktyvinti. Kadangi projektas negeneruoja reikiamų pinigų, tai negaliu tiek daug leisti prie jo dirbti, nes negeneruoja pinigų, tai reiškia, kad kažkur tai bėda. Tai gali būti, tai reikia iš šalies kitais darbais užsiimti. Bet tai va, mano asmeninis kelias tam tikro sveikatingumo, tam tikrais papildais, tam tikrų galimybėm, besidomint ir dalinant žiniom, atrandant produktus, taip ir atsirado šitas puslapis sveikam kūnui. Kyla klausimų, jeigu įdomu kažką atsakyti apie šitą projektą, apie galimybės ir kas kur kaip yra, tai rašykit komentaruose, pabandysiu atsakyti. Dėkui.